Taip, komandos, prietaisas neregiams, mobiliai mokėjimai ir call me not. Atsiranda tie, kurie ruošia savo feedbackus. Kada pradėsite? Tai sveiki. Pradžioje turime jums klausimą. Ar įsivaizduojate žaislą, kuris 4-7 metų vaikams niekada nenusibostų? Ne. O mes įsivaizduojame. Mes įsivaizduojame žaislą, kuris paėmus į rankas kas kartą būtų vis kitoks. Tai tingulingu. Jis reaguotų į aplinkos temperatūrą ir keistų spalvą, skleistų ausiai malonius garsus jį judinant. Taip pat atsidūrus dviem tingulingų greta viens kito, jie pradėtų šnekučiuotis, ko gero, apie savo šeimininkus. Ir kai jam pasidarytų nuobodu, jis bandytų atkreipti į save dėmesį. Kokia nauda vaikui? Tai pasakysiu. 4-7 metų vaikams spalvų pažinimas yra vienas didžiausių gyvenimo malonumų ir svarbiausia vaikystės dalis. Tingulingų tai daro. 4-7 metų vaikams svarbu patenkinti bendravimo poreikį. Tingulingų tai daro. 4-7 metų vaikai pasaulį tyrinėja žaisdami. Albertas Einšteinas taip mano, o tingulingų taip daro. 4-7 metų vaikams svarbus saugumas, o tingulingų forma tokia ir yra. Taigi, tingulingų išskirtinumą galima apibūdinti tokiais žodžiais. Pirmasis – unikalios formos. Saugus lietuviškas žaislas. Lavinantis vaiko vaizduotę ir protą. Dėkui komandai, numatyt netilpoti minutę, bet minutė 14, manyčiau, labai neblogas rezultatas. Kartelė pakankamai aukštai pakelta. Gerai, tai minutę laiko pasitarti komandom dėl feedbacko. Tiesa, iš kitų komandų, jeigu norite irgi kažką pasisakyti, tai irgi galėsite. Tik tai kelkit rankas ir taip toliau. Jo, bet po minutės laiko pasitarimo, tada, kada pasakys kitos komandos, tada ir jūs turite teisę. Ar baisu buvo? Baisu? Neatrodė, žinok, viskas tai. Ne. Gal. Gyvi liko. Tai pradėsim tikriausiai dabar nuo galo, kad būtų įdomiau, tai call me not pirmieji. Mums tai labai pasirodė nepriekaištingas pristatymas, labai aiški struktūra, labai tikrai gražiai iškomunikuotas visas šitas dalykas. O čia ką aš nesupratau. Ačiū. Pat interaktyvus. Jo, kad labai interaktyvus, kad ir su vaiku bendrauja, ir tarpusavy bendrauja, kad vaikas gali stebėti, kaip tie du tingulingų bendrauja, kad tiesiog tas visas įtraukimas ir laiko. Kas siūlytume pagerinti, tai padaryti minutės, ką jis tikriausiai siūlys, kas nestūps. O kadangi tai yra pakankamai unikalus žaislas, tai nelabai yra ką pridurti, nes nežinau, analogų, tai pagerinti nelabai tikriausiai yra ką, tik tais kažką įdomaus sugalvoti. O įdomaus, kaip atrodytų pačiam, iš kurios pusės, ar įdomiai pristatyti pačią idėją, tarkim, patį poreikį egzistuojantį? Ir patį poreikį, ir patį sprendimą, kaip tai visas pateikimas ir nežinau, tiesiog